Sveiki, jau spalio 19 dieną. Į rudenišką vėsą lauke vis dažniau keičia kandantis šaltukas. Sinoptikai šiandien visoje Lietuvoje žada lietaus, o temperatūra sieks apie 8 laipsnius šilumos. Šiandien trečiadienis, o štai 1987 spalio 19 buvo pirmadienis pavadintas Juodojo pirmadienio vardu. Tądien ženkliai smuko pasaulio vertybinių popierių biržų indeksai. Krizė prasidėjo Honkonge, o vėliau pasiekė Europą ir Ameriką. Dar anksčiau, 1864 gimė kino pradininkas prancūzas Augustas Liumieras, kuris kartu su savo broliu Louis išrado filmavimo ir filmų demonstravimo aparatą. Verta prisiminti ir 1872 metus, kuomet Australijos naujajame Pietų Velse rastas daugiau nei 82 kg svorio aukso grynuolis. Tai yra didžiausias kada nors vienoje vietoje rastas aukso kiekis. Na, o dabar keliaukime prie spaudos. Naujos statybos namai virsta spąstais, rašoma Respublikoje. Nemaža dalis būstus naujos statybos daugiabučiuose įsigijusių žmonių jau savo kailiu patiria, kad pirko sūrį pelėkautose. Besilupantys sienų dažai, žiemą užšalantys vamzdynai, trupantys pamatai jau tampa naujakurių kasdienybė. Valdininkai tikina, kad dėl broko kalti nerūpestingi pirkėjai. Respublikos skiltyje greitis skaitykite apie eismo informacijos centro modernizavimą. Lietuvos automobilių kelių direkcija jau rytoj pradeda teikti naują integruotą intelektinių transporto sistemų paslaugą, kuri pateiks informaciją apie eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose per tam pritaikytą interneto svetainę eismoinfo.lt. Čia bus galima sužinoti apie oro sąlygas, kelio dangos būklę, kelio remonto darbus, apylankas bei kitus eismo sutrikimus. Verslo žiniose skaitykite apie stabilumą indėlių rinkoje. Bankai pastaruoju metu nelinkę nei kelti, nei mažinti indėlių palūkanų. O tai turėtų būti gera žinia visiems, sako bankininkai. Nors palūkanos kol kas neatperka net infliacijos. Tikimybė, kad indėlių palūkanos kils šiuo metu nedidelė. Tam įtakos turės ir išorės veiksniai, pavyzdžiui, Euribor dinamika. Vilniaus dienoje šįryt rašoma apie besiplečiančias ambicingas investicijas Balkanuose. Spalį sukanka 10 metų, kai į Balkanų pusiasalį įžengė vienos pirmųjų investicijų iš Lietuvos. Ūkio banko investicinės grupės privatizuota Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikoje Molžemio gamykla Birač šiandien net pažįstamai pasikeitusi. Lietuvos ryte šiandien skaitykite apie Lietuvos krepšinio federacijos vadovo ambicijas mūsų šalyje surengti 2012 Londono olimpiados krepšinio atrankos turnyrą, nors anksčiau tokią galimybę vertino skeptiškai. Federacija teigia turinti verslo planą, kurio laikantis atrankos turnyras Lietuvoje taptų įmanomas. O dabar susipažinkime su Vilniuje vykstančiomis parodomis. Dailininkų sąjungos galerijos vitrinoje eksponuojama tarptautinės metalo meno bienalės Metalofonas Vilnius paroda. Joje eksponuojami ryškiausi paskutinių 2 metų metalo meno kūriniai skirti Vilniui. Parodoje dalyvauja Italijos, Airijos, Vokietijos, Izraelio, Slovakijos, Rumunijos ir žinoma Lietuvos menininkų darbai. O juos išvysti galite iki lapkričio 10 dienos. Beje, iki lapkričio 6 dienos prekybos ir pramogų centre Ozas yra proga susipažinti su žymiu renesanso mokslininku, universaliu dailininku, architektu, inžinieriumi, skulptoriumi bei išradėju Leonardo da Vinčiu ir jo kūriniais. Daugelį parodos eksponatų galima patiems ir išbandyti. Vyksta ir kūrybinė dirbtuvėlė, kurioje vaikai gali patys konstruoti įvairius aparatus. Na, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio jubiliejinė paroda Gyvenimo akimirkų atspindžiai. Parodoje eksponuojama akademiko monografijos, mokslo populiarinimo publikacijos, straipsniai, pranešimų tezės ir kiti darbai atspindintys rektoriaus pedagoginę, mokslinę, politinę bei visuomeninę veiklą, per daugelį metų pažymėta garbingais įvertinimais. Gerų įspūdžių jums parodose, o dabar prisiminkime šiandien mininčius vardo dieną. Tai Akvilinas, Izaokas, Paulius, Kantrimė, Laura ir Povilas. Šiandien viskas, iki susitikimo rytoj.